Trumpoje mūsų kelionėje į Švediją išgirdote apie žvejybą, apie vadybą, apie prekybą ir apie turizmą. Ir dar dairytis po plaukiojantį viešbutį. Kiekvienai šių sferų reikia specialių žinių. Tad pirmoji užduotis Giedrei – aplankyti vieną iš aukštojo mokslo sistemos Lietuvoje lyderių, itin platų išsilavinimą teikiančią socialinių mokslų kolegiją. Labą dieną! Sveiki! Esame prie socialinių mokslų kolegijos. Einam! Socialinių mokslų kolegija tai vieta tiems, kurie nebijo iššūkių ir nori būti geriausieji. Kolegijos studentai mokosi ne tik Klaipėdoje, bet ir Vilniuje. Socialinių mokslų kolegija siekia būti inovacijų lyderė, darančia įtaką ne tik Lietuvos, bet ir Europos aukštojo mokslo sistemos plėtrai. Tai populiariausia nevalstybinė aukštoji mokykla tarp stojančiųjų 2012-aisiais. Tai aukštojo mokslo studijos orientuotos į praktinę veiklą. Geriausia tai atspindi pati naujausioji specialybė – tarptautinis marketingas ir ženklodara. Tarptautinis marketingas ir ženklodara bus nauja jungtinio laipsnio studijų programa. Ir skubu pasidžiaugti tuo, kad studentai turės galimybę studijuoti tiek Lietuvoje, tiek Portugalijoje ir per 3 studijų metus gauti 2 aukštųjų mokyklų diplomus. Kadangi tai yra absoliučiai nauja mūsų rinkai, dar kol kas niekas nesiūlo ženklodaros studijų, o ženklodara tai yra prekės, prekinio ženklo įvaizdžio kūrimas ir palaikymas. Tai studentai baigę šią studijų programą gebės valdyti tarptautinius prekinius ženklus, kurti jų įvaizdį ir palaikyti tarptautinėse rinkose. O ši studijų programa yra išskirtinė ir tik jūsų kolegijoje yra mokama būtent Apie ženklodarą kol kas niekas studijų programos nesiūlo Lietuvoje. Tai jūs pirmieji. Taip. Ženklodara apskritai darosi vis ypatingesnė, vis reikšmingesnė, nes būtent nuo to, kaip įmonė save pozicionuoja, nuo to ir priklauso tolimesnė verslo sėkmė. Didžiausios pasaulio kompanijos valdo tokius prekinius ženklus kaip Nike, Apple, Coca-Cola. Tai būtent, pavyzdžiui, Coca-Cola prekinis ženklas, jisai yra brangesnis už visą kompanijos turtą. Tai būtent, kad geras prekinio ženklo pozicionavimas gali nulemti kolosalinę ir viso verslo reikšmę. Įgyvendinama ES finansuojama projektą, socialinių mokslų kolegija turi unikalią galimybę pasiūlyti dalinai finansuojamas studijų vietas stojantiems į šią programą. Net 30 konkurse atrinktų studentų galės pretenduoti ne tik į dalinį studijų finansavimą, bet ir gaus papildomą paramą studijuojant užsienyje. O konkursas didelis, labai daug, kaip manote, vieną vietą norinčių, ar bus, nes kaip ir dabar kokia paklausa? Tikime sulaukti daug norinčių į šią studijų programą, todėl kad jinai yra unikali tuo, kad bus sužinoma ir apie tarptautinį marketingą, ir apie ženklodarą. Jei šią mokyklą susidomėjote, mes pažadame į ją grįžti.